Tikriausiai nedaug krepšinio gerbėjų tikėjosi, kad 8 vietą turnyrinėje lentelėje užimančių Kauno Aisčių ir 2 vietoje žengiančio Vilniaus Lietuvos Ryto dvikova bus tokia intriguojanti ir klostysis taip atkakliai. Savo gerbėjų palaikomi Aisčiai nuo pirmų minučių kibo varžovams į atlapus, visą laiką lipo jiems ant kulnų ir neleido nutolti. Didžiausias skirtumas, kuriuo pirmavo Lietuvos Rytas, buvo 10 taškų. Mačo baigtis sprendėsi paskutinėmis akimirkomis. Likus žaisti pus 3 minutės Aisčiai pirmavo 2 taškais, tačiau tada tritaškis Meigė ir vilniečių į priekį išvedė Donatas Zavackas. O likus rungtyniauti 50 sekundžių čekas Eitsonas padidino Lietuvos Ryto persvarą iki 3 taškų. Netrukus Evaldas Dainys nerealizavo 2 baudos metimų, tačiau paskutinė Aisčių ataka buvo nesėkminga. Lietuvos Rytas nugalėjo rezultatu 89-86 ir į savo sąskaitą įsirašė 11 pergalę. Vilniaus komandai po 22 taškus pelnė Marijonas Petravičius ir Donatas Zavackas. Aisčiams po 14 įmetė Donatas Motiejūnas ir Tomas Rinkevičius. Nepasisekė kitai sostinės komandai Sakalams. Sakalai savo aikštėje triuškinančių rezultatų 64-86 neatsilaikė prieš Kėdainių Nevėžį. Jau pirmame kėlinuke Nevėžio krepšininkai įgijo 13 taškų pranašumą ir nepaleido pergalės iš savo rankų. Nugalėtojams Benas Veikalas pelnė 18 taškų. Sakalų gretose rezultatyviausias buvo Vytautas Šarakauskas, kuris įmetė 16. Kėdainių klubas turnyrinėje lentelėje žengė 3. Sakalai yra 6 pozicijoje. Laipteliu aukščiau žengė Klaipėdos Neptūnas, kuris savo aikštėje be gailesčio rezultatu 109-72 sutriuškino 7 vietoje esančią Kauno Trio Bet komandą. Neptūnas labai sėkmingai sužaidė antrą kėlinuką, po kurio pirmavo 14 taškų skirtumu. Trečią ketvirtį aikštė šeimininkai pradėjo spurtu 22-3 ir tapo nepavėjami. Net 25 taškus nugalėtojams pelnė Marius Kasiulevičius. Kauno komandai po 17 taškų įmetė Sim Sandervenė ir Vytenis Lipkevičius. Reporteris Donatas Grybauskas.